Labas, mano vardas Lina ir šiandieną mes vėl atliksime dar vieną inžinerinį projektą. Šį kartą kviečiu atsirasti paskutinį priemonių maišelį, kuris vadinasi arbaletas, ir jame jūs surasite 4 pagaliukus. Juos jau aš nusispalvinau, tad galite tai padaryti ir jūs. Taip pat vieną ausų krapštuką, 2 sagas, truputėlį tokio, gabalėlį šiaudelio plastikinio ir gumutę. Taip pat jums reikės dar nusispalvinimui pagaliukų flomasterių arba guašo ar bet ko, kuo jūs padekoruosite savo pagaliukus. Ir klijų. Aš naudosiu karštus klijus, jūs galite naudotis tokius, kokius turite namuose. Bet geriausiai būtų su karštais klijais. Tad nieko nelaukime ir pradėkim. Tad, kaip ir sakiau, pagaliukus galite įvairiausiai dekoruoti. Šiuo atveju aš juos nusispalvinau, jūs galite nupiešti ornamentus arba juos nuspalvinti kaip norite. Na ir sekantis žingsnis yra pagaliukus suklijuoti poromis. Tai štai imu 2 pagaliukus, 2 geltonus ir patepsiu čia klijais, juos suklijuosiu. Štai taip. Tai štai, turime 2 suklijuotas pagaliukų poras. Dabar mums reikia šias poras suklijuoti štai maždaug taip. Priklijuosime vieną porą, taip tiesiog kaip kryžių padarysime. Taigi patepsiu klijais pagaliuko poros galą. Štai čia. Ir priklijuosiu kitą, maždaug per vidurį taikykite. Štai, turi gautis maždaug taip. Čia ilgesnis galas, čia trumpesnis, o ant viršaus per vidurį yra priklijuota kita pora. Taip, dabar šitą kryžių apversime, kad ilgasis galas būtų viršuje. Štai taip. Čia mūsų padas, o čia mūsų kotas. Taigi, dabar imsime šiaudelio gabaliuką ir šiaudelio gabaliuką priklijuosime ant koto pradžios. Štai čia. Taip. Taigi, patepu šiaudelį klijais. Ir priklijuoju. Štai taip. Dabar imsime sagutes ir jas priklijuosime pagaliuko pado šonuose. Štai čia. Nereikia klijuoti ant pačių kraštelių, reikia šiek tiek tolėliau nuo krašto. Taigi, sagutę paimu, patepu ją klijais ir priklijuoju. Palaukime minutę. Ir turime štai tokį rezultatą, ar ne? Jau beveik arbaletas. Tačiau mums trūksta svarbiausios dalies, tai yra gumutės. Tad ją labai svarbu užvynioti taip, kad galėtume šaudyti. Tad pirmiausia, uždedame ją taip.
tarsi prilaikydami štai čia. Ne? Tada apvyniojame aplink kraštelius, kad laikytųsi už sagutės. Štai maždaug taip. Čia turime kilpelę ir čia turime kilpelę. Jas užmetame ant sagučių. Štai taip. Ir čia jau turime šaudyklės pagrindą. Jį galime, šitą šaudyklę, užsidėti ant savo arbaleto galinės dalies, kur yra sudūrimas pagaliukų. Jis čia puikiai laikysis ir bus visada pasiruošęs šauti. Tad štai kaip atrodo mūsų jau pagamintas arbaletas. Pagrindinis šaudmuo yra štai šis ausų krapštukas. Labai svarbu, kad jisai būtų bukas, tikrai gausiai apvyniotas vata, kad nieko nesužeistų ir niekur nepataikytų, dėl to, kad šis arbaletas šaudo tikrai labai toli. Tad pabandykime, kasgi nušaus toliausiai. Tai įstatome ausų krapštuką į štai šį šiaudelį ir pasiėmę gumutę ir prilaikydami ausų krapštuką iššausime. Labai įdomu yra tada, kai vieną ausų krapštuką patepama dažuose arba į dažus, tiesiog, kad jisai būtų paspalvintas ir dažytų. Tuomet galima nusipiešti taikinį ir bandyti šaudyti į jį, pažiūrėti, kas kur pataiko. Galite pasimti daugiau ausų krapštukų, kad kiekvienas šeimos narys turėtų savo ir savo spalvą, pavyzdžiui, jūs mėlyną, mama oranžinę, o tėtis žalią. Ir tada bandyti šaudyti į taikinį, žiūrėti, kasgi yra taikliausias. Tad pabandom. Įsistatom į šiaudelį, pasiėmame gumytę, laikome už ausų krapštuko gumytės ir tad siūlau išbandyti. Sėkmės visiems ir būtinai savo darbelius įdėkite į mūsų grupę. Norim juos pamatyti, mums labai smagu. O kitą mėnesį laukia kiti projektai. Tad su nekantrumu laukiu susitikimo kitą kartą. Sėkmės!